Labas, aš esu Martynas Šnioka, tatuiruočių meistras, kasdieną pradedu savo dieną Angis tattoo studijoje, bet šiandieną ypatinga diena, šiandien šoksim parašiutu, tad reikia jį susipakuoti. Einam su manim, supakuosim parašiutą ir keliausim. Tai va, kiekvieną kartą, kai pakuoju parašiutą, būnu susidėjęs va į tokį stešą ir tiesiog kokį 15 gerų minučių, 20 kartais net užtrunku, kol jį susireguliuoju, susipakuoju ir galiu pakuoti labai skirtingais būdais tą parašiutą, bet visą tai priklauso nuo kokio objekto ir kur aš šoku. Taip, tai šitas sportas atrodytų, parašiutizmas kaip ir nėra labai daug fiziškai reikalaujantis sportas, ypač kai šokinėji iš lėktuvo ir lėktuvas pakelia į dangų, bet šuoliai į beiso šuoliai, kai šokinėjom nuo fiksuotų objektų, kaip kad visokie pastatai arba kalnai, tai va tenais galbūt reikia kažkokio fizinio pasiruošimo, tai aš iš tikrųjų labai daug sportuoju kasdieną ir bėgioju, ir hokėjų žaidžiu, ir jogą užsiiminėju, bet konkrečiai parašiutizmui tai kaip ir nieko nedarau, bet žinoma ištvermė, kaip kad bėgimas, tikrai padeda įlipti į kalnus ir ypač kai reikia kelis kartus tą padaryti per dieną.